7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki krepšinio sirgaliai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Na ką, atšilo oras ir pakilo noras, kad Žalgiris pagaliau iškovotų pergalę Eurolygoje ir tęstų kovą dėl vietos atkrintamosiose varžybose. Jeigu pamiršote pažiūrėti mano apdovanojimų ceremoniją, nors nepamirškit prenumeruoti mano YouTube kanalo. Pateikite savo spėjimus. Sėkmės. Na ką, Vilniaus Vulfs žais super svarbės Europos taurės turnyro rungtynes Italijoje prieš Trento Dolomitį klubą, kuris nebeturi šansų patekti į kitą etapą, tačiau, aišku, Italijos komanda nori trinktelėti durimis. Ir pastaruoju metu demonstruoja puikią formą, 2 pergalės iš eilės Eurocup varžybose, 2 laimėjimai paeiliui Italijos pirmenybėse ir komanda Italijos lygoje dalyjasi 1-3 vietas. Svarbus ten ir Eigirdo Žukausko vaidmuo. Vulfs įveikė Gran Canaria, bet labai banguoja Vilkų žaidimas. Matėme, kokias beviltiškos rungtynės buvo su 7bet Lietkabeliu. Žiauriai krito Kavono forma, kuris yra tiesiog neatpažįstamas. Manau, bus labai sunku vilniečiams Italijoje, dėja, bet prognozuoju Trento ekipos pergalę maždaug 3-5 taškais. Vilniaus Rytas pagaliau startuoja Čempionų lygos top 16 etape. Pirmas varžovas gan kietas riešutėlis Stambulo Galatasarajus, tačiau tai yra įveikiamas varžovas. Turkijos komanda tikrai pastaruoju metu krito į duobelę, įskaitant Turkijos lygą ir Čempionų lygą iškovota tik 1 pergalė per pastarąsias 5 rungtynes. Komanda papildė buvęs žalgirietis Tyronas Volosas, bet jis kol kas neįsivažiavo ir neduoda kol kas jokios apčiuopiamos naudos komandai. Galatasarajus tik per plauką įkrintamosiose nugalėjo Prancūzijos Sen Kvantino komandą. Aišku, Galatasarajus turi didelių pliusų, žaidžia labai greitą krepšinį, rezultatyvų krepšinį, išsiskiria 2 gynėjai, Kamingsas ir Palmeris, svarbu uždaryti juos, bet Galatasarajus daug klysta, gerokai prasčiau ginasi. Prognozuoju Ryto pergalę maždaug 7-8 taškais, prognozuoju labai rezultatyves rungtynės, bus įmesta bent 180 taškų ir spėju, kad Tubelis dominuos ir įmes 15 ar daugiau taškų. Kauno Žalgiris mirtinai privalo namie įveikti Miuncheno Bayerną. Tikiu, kad taip ir bus, nors žalgiriečiai košmariškai žaidžia antrasias rungtynių dalis, bet aš manau, kad pagaliau pavyks išvengti šitos bėdos. Bayernas pastaruoju metu apsilpo. Vos 2 pergalės per pastarąsias 6 rungtynes Eurolygoje. Ir komanda išsiskiria tuo, jog išvykose žaidžia nepalyginamai silpniau nei namuose, svečiuose iškovotos tik 4 pergalės iš 12 galimų. Svarbiausias dalykas - užmauti apynasrį siautėjančiam Karsenui Edvardsui ir neleisti varžovams mesti tritašką. Aišku, čia išsiskiria Andrėsas Opstas, dar taip pat kai kurie ir priekinės linijos žaidėjai. Bayernas silpnai ginasi, praleidžia beveik po 90 taškų, jų aukštaūgiai nėra mobilus, reikia atakuoti juos pick and rollo situacijose. Tikiuosi, kad tai ir pavyks. Žalgirio pergalė maždaug 10 taškų persvara. Eurolygoje įdomus mačas vyks Monake, kur vietos krepšininkai priims Madrido Realą. Pirmajame ture Realas net 22 taškais sudarojo Monako komandą, tačiau nuojauta kužda, jog Monako ekipa dėl to pasieks revanšą. Pastaruoju metu abi komandos išgyvena krizę. Realo vėl labai suprastėjo gynyba, ypač per pastarąsias 3 rungtynes. Monako laimėjo 1 kartą per paskutinius 4 mačus. Vis dėlto svarbus faktorius, manau, ir bus savi žiūrovai. Donato Motejūno Kapela švęs pergalę maždaug 7-8 taškais. Lietuvos krepšinio lygoje Panevėžio 7bet Lietkabelis savaitgalį priims Utenos Juventus klubą. Abi komandos žengia koja kojon, 8 pergalės, 8 pralaimėjimai, labai svarbus mačas, nors panevėžiečius vis dar kamuoja
žaidėjų traumos, netgi geležinis Gabrielius Maldūnas iškrito iš rikiuotės, tačiau komanda įsivažiuoja. Nuostabiai atrodo Aleksandras Kovliaras, kurio pastaruoju metu beveik niekas negali sulaikyti. Tuo tarpu Juves žaidimas irgi šiek tiek pagerėjo, bet komanda turėjo vargo namie su Kėdainių Nevėžiu. Manau, kad panevėžiečių ginklai vis dėlto aštresni, jie žais namie ir nugalės varžovus 12-13 taškų persvarą. Tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio prognozės. Nepamirškite pateikti ir savo spėjimų. Laikykitės.